Tikras islandiškas oras. Pasitikę, svarbu būtų geri, teisingi metai. Kartais būna įdomiau stebėti, ne kai šauna geizeris, bet pačią liaudį, kuri filmuoja. Tikras islandiškas oras, lyja, nors vakar gerai ketina saulė ir buvo smagu, o šiandieną jau visai kitoks oras, bet ir tikrai smagu. Labai gražu šitam Dyrholiai slėnyje, man labai jis patinka. Štai ir Islandijos paplūdimys, visai nepasakysi, kad čia būtų Islandija. Už mano nugaros yra Jökulsárlón Vatnajökull ledyno lagūna, kuri yra susiformavusi ledyno tirpsmo dėka. Ir štai už mano nugaros, jeigu matosi tenais tiltas, o mato tiltas, už tilto yra prasideda vandenynas, tai vat prieš 110 metų ledynas prasidėdavo ties tilto riba. Ir dabar vat matot, ten toli ledynas visiškai nutirpęs ir jisai prasideda tik tenais. Tai vat nu, va vėl, mes neturim ką veikti, per daug šilta ir vis lentam ten šalčiau. Ar žinote, kad yra Islandijoje plokštės tarp Šiaurės Amerikos ir Eurazijos? Tai vat esu vienoje vietoje dabar Šiaurės Amerikos plokštėje ir ten vat kitas eina, kita siena, kita plokštė jau yra Eurazijos. Taip kaip sakyti, vienu žingsniuku galima. Arba čia yra sujungimas tiltelis, per kurį galima pereiti iš vieno kontinento į kitą. Bučkis. Verda pupuliukai. Tokie, su tokiais tikrai po Islandiją pasibastyti, po gamtą. Įsivaizduokit, kaip toks nerealus jausmas. Tokį jis sėdi ir savo bekelę duodi.
arba va tokiu. Pasileidi plaukus ir į bekelę. Islandija. Nu va, reikia truputį papūsti iš langelį, kad biškį ratai nusileido. Nes, nu vat, kai nusipirki tokius ratus, tai po to ir turi vat visus. 1, 2, 3, 4, 8 vienetus. Nėra lengva taip tą vamsdelį papūsti. Ir ką darai. Ir pūti čia. Sau nusipirkau savaitgalį automobiliuką pasivažinėti. Truputį gamtoj. Nu, tai va. Nu va taip va. Nu va, galima paragauti ėriklienos kaip vikingas be duonos arba su duona.